Kasdienis kvėpavimas padėjo? Padėjo. Jei šalta. Šturmanas jau ten puičiasi kažką. Tomukai, šildai? Tomukai, šildais jau? Matai, čia šalta šitam kaime. Ten kažkaip būdavo šilčiau, ne? Ten, kur jau buvo prieš porą savaičių, visai tik nieko, plus 27, tai 30. Kažkaip nelaužėt tą šilumą kaulų. Ne. Pasiruošę testams? Jo, susirašėm. Tai gerai, kad testas. Jo. O toliau žiūrėsim. O rytoj bus kaip bus. Jo. Įdomu, kaip tavo paties savijauta? Nu, kaip komandos, kaip vadovas, tai kaip ir būtų viskas gerai. Bet sako, dabar važiuosi. Aš esu važiavęs mini rally porą metų, tai važiuot pačiam tai biškai lengviau negu sėdėti šone, bet tai, nu, čia viskas su praktika ateis. Tai, ja, nu tai vis tiek mums reikia niekur mes visiškai neskubėti turėtume. Reikia mums biškai vis tiek apiprasti vien su kitu, kaip komunikuoti. O to mes čia ir susirinkom. Bus gerai. Manau, gerai praleis laiką. Ja, viskas bus gerai. Ir išsaugot debesėlį. Jo, debesėlį, jo, šalta, jis labai skundėsi mums čia ką tik, bet viskas gerai. Ja. Kaip nors. Nes vakar išvažiuodami naktį, kelintą, kokią 9 turbūt, ne? Ja. Nusiplovėm po šilto vandeniu, tai kol atvažiavom per visą naktį šalta jai. Ja, -15. Jo, -15 naktį buvo, tai taip jai, kaip bandėm kur, tai taip sakė, kad vėsoka. Nu, bet geras mechanikas greit iškur. Jo, jis ten turi piršto kombinacijų moka, tai viskas gerai. Kaip nors. Aš iš priekio, jinai man iš galo. Šildom debesėlį, jam šalta. Nu, Laurinai, papasakokit apie Hyundai, ką parašėt. Per paskutinės 2 paras sutvarkėm iki galo važiuoklę, kiek ten buvo likę. Technikinę prasivarėm vakare. Darbą pasikeitėm. Iš esmės viskas buvo kruopštai jau prieš. Na, šiaip nieks nesitikėjo, kad čia važiuos kas nors. Tai Nebuvo plano. Čia tik už vakare pasišnekėjau, kad... Tai daugiau garaže vakarais nesirodysim žiemos metu. Jei neplanuojam, tai ne ir ko į garažą važiuoti. Nes po to taip ir būna, kad varom? Varom. Bet čia taip ir buvo. Pasirodo visko turim, tai ko ne. Kur keliaujat? Pasivažinė. Biški bandysim kažką nuveikti. Ką dar nežinom, bet greitų metų sužinosim. Linkiu sėkmės. Ačiū!
bagis ir ne BMW's. Tai. Kaip sekėsi naviguoti? Kaip ir normaliai. Biškai užskubėjau keliose vietose, bet viskas gerai. Labai slidi danga? Ne. Jo, bus panašu, kad reikia. Bet reikia eit pas kažką pasikonsultuoti. Šiaip tai tikrai variklis gerai. Kaip sekėsi Rokai pirmas testas? Pamiršau kaip važiuoti. Šiaip ant žiemos nepratę važiuoti, tai biški buvo pačiam sunku. Nes, biški prisibijojau daugiau negu reikia, tai kažkaip, sakau, pamiršau dar kaip važiuoti, bet nieko. Antrų, trečių važiavimų bus geriau, o rytoj varžybos pamatysim. Prieš savaitę važiavote ant smėlio, dabar ant sniego, kaip jaučiatės ir nesunku? Labai įdomus kontrastas, nes ten, pirmoje vietoje ten technika kitokia, tenai buvo bagis, čia yra ralio automobilis, tai kaip ir diena naktis skiriasi. Bet šiaip įdomu, visai smagu grįžti ir į mūsų debesėlį. Todėl dar nežinom galų gale, ką ir kaip mes norim daryti ateinančiam sezone. Tai pasiekit mus ir pastebėsit, kaip mums sekasi. Jo. Tai... Lemba, tai galvoju, tai... Ką Laurynai darysi? Pamatėm, kad yra linkęs pusėšis po paskutinio įvykio. Tai pakeisim kitų, kad nebūtų reikalų. Rankinius jo, ir tada būna per vėlų. Taip kraštas. Jo, tai va čia jo. Bet supranti, reikia labai daug patirties turėti, norint, blemba, prieš posūkį ten statyti, žinai. Biškai neskauna dar. Tas kelmas ten vieta. Tas kelmas geras, jau dabar mačiau ir aš. Gerai. Čia paslaptis, nefilmuoju. Tai gerai. Jau gerai? Jo,
Nu, Tamukai, kur tai, ne šiandien? Buvau testuose, Pavėžinu. Dabar einu į Rokiškio rajono kultūros savivaldybę. Jo, savivaldybė kultūros. Pasirodo štabas. Viskas vietoj. Taip. Tai kaip, Tamukai, tie pirmi susirašymai? Pirmi greičio ruožai tai visai faini, tokie smagus. Tada sekantį, kai duoda, tai turėk. Tai labas rytas, sako. Jo, tai bet sakau, kai Tamukai per pirmus palisėsim, po to, kai kalsim, tai... Bus įdomu. Jo, daug labai smulkių posūkių ir gan pavojingų staigių posūkių su nužulnėjimais yra Jo. ir grioviai šonuose. Tai taip, nu, nėra labai fainai, bet... Bus ką veikti. Dabar Jo. laukiam biški, kol patems, kad susirašyti paskutinį greičio ruožą. Ir viskas. Ir viskas. Rytojaus diena bus paruošta, o technikinė sėkmingai praėjo. Viskas tvarkoj. Automobilio dabar ratus montuoja ir būsim pasiruošę. Taip, iki. Ruožą. Taip, dabar techninis gydymas. Jeigu jūs važiuojat pervažiavime, po greičio ruožą dar kažkur sustojat, taisotės ir toliau paspauskite tokį mygtuką. Labas rytas. Labas rytas. Mes su jumis visą laiką sveikinamės iš kolidoriaus. Jo. Tai dabar nusprendėm ten kuo šilčiau. Nes laukia, nu, mažumėlė šalta. Mes čia gyvenam tokioj pusodybėj, kur pirtis, antrasolė ir keli stalai viskas. Tai visoka. Tai pas mūsų šildymo agregatas, va, pirtelė. Nu tai ir labas rytas iš pirties. Čia šalta bent jau. Jo. Kas laukia mūsų šiandien? 8 greičio ruožai. Iš jų 2 kaip ir naktį. Nu tai tam, taip, jo, plius minus. 56, man atrodo, kilometrai. Bus įdomu. Bus ką veikti šiandien? Pradžiai pirmi 2 tai tokie atsibudimai. Po to 2 nelabai atsibudimai. Jo, toks vienas iš viso geras yra. Bet tai viskas gerai. Jo, kaip nors. Tai va, toliau, ką žinau, važiuojam į servisą, reikia bandyti užsikurti transporto priemonę, kai užsikursim, tada jau bus gerai. Jau. Nes akumuliatorius tai su mumis šiltai gyvena prie pirties. Tai galvojam, kad gal turėtų, žinai. Tai va. Iki. Na, panašu, kad gal vis susirinko visi, kam aktualu ta bendra nuotrauka, tai kolegos fotografai, prašau, surikiuokite visą mūsų dalyvių grupę į... Labas rytas. Labas. Mes vėl pradėsim nuo to, kad šalta. Automobilis su muzika, Tai atrodo eina iš to. Iš nosies varbekliai pradėslys. Tai va, viskas kaip ir įsikūrėm serviso parke, liko valanda, nežinau, valanda liko. Startuojam 13 numeriu, tai... Startuojam 44, bet startuojam iš 13 pozicijos. Jo, iš 13 pozicijos startuojam, 11:42 ir... Kaip nors. Jo, bus ką Lėtai veikti. ir užtikrinti. Jo, lėtai ir užtikrinti, daug kas šneka, kad yra pavojingų vietų, tai jas įsivertinam. O iki kiek įsivertinam, pamatysim eigoje. Manau, kad turėtų būti viskas gerai. Jo, kaip nors. Kaip nors. Palaikykit. Veik. Šypsokitės galim, nes veidai tai kaip nežinau. Baimė. Tai sveiki vaikinai, Sveiki, sveiki. kaip jaučiatės? Gerai, viskas gerai. Pamiegojom, įsimiegojom, persirengėm, pasiruošėm. Viskas gerai, turbūt. Kaip ir? Kaip patirtis Dubajuje ir Dakaro mokykloje paveikė jūsų pasiruošimą šiandienos trasai? Skiriasi, kai diena nuo nakties. Turbūt blogiau. Nes ten yra visiškai kita technika, visai kiti techniniai važiavimo įgūdžiai ir visi kiti dalykai. Tai, nu, viskas kardinaliai skiriasi, tai šitam mūsų važiavimui su debesėliu nelabai kas padėjo. Tiesiog turbūt padėjo vienas kitą suprast, pažinti ir tas turbūt daugiausia davė. Ar turite jau kokią naują strategiją? Finišuot, manau. Būtų gerai atvažiuoti bent jau paskutinė, ne, prieš paskutinė aplink paskutinė. Tomo, jų bus pirmas varžybos, kiek jiems seksis naviguoti ir esat pasiruošę, Tomai? Nu, pirmos varžybos tai kaip šturmano, tai, nu, bus matyt kaip čia kas. Bus gerai. Aš manau, kaip nors. Lėtai ir užtikrintai? Kai visą. Oi, tai čia net nereikšmiškai, nes kai buvo lėtai ir užtikrintai, tai blogai. Dabar turi taip. Sėkmės. Ačiū. Ja.
mažas skaidelis Subaru Impreza, pirmas numeris. Tai koks jausmas vežti pirmą numerį ant durelių ant sparno? Labai atsakingas ir stengsimės nenuvilt tą pirmą numerį. Kokie laukia iššūkiai, kokie laukia keliai? Slidus, siaura, greita. Būtent taip, kaip mėgstate, ne? Būtent taip. Šaunuoliai, gero vėjo jums ir ir rezultatų grafoje dienos pabaigoje. Na štai pasiruošus mūsų komandai išvažiuoti į startą. Ir Tomas Grigonis, labai išskirtinis ir gražus automobilis N5 Hyundaius. Na, tai labą dieną, kokie nusiteikimai prieš Rokiškį, kas čia jūsų laukia? Nusiteikimai įdomus, dvejopti, kaip ir nėra labai sudėtinga, bet to pačiu labai daug vietų yra, kur galima pasimauti. Ar su žiema kažkokių tai pažinčių jau turėjot šiemet iki šio ralio? Startavom pirmam Baltijos šalių etape Bulgarį. Tai kaip ir turim, pamatysim. Na ką, tai lygiai pasidžiaugti ir pasimėgaut. Numeris 44 Rokas Markovičius ir Tomas Grigonis, i20 N5. Žinėjom, buvo stulpas. Tomas prieš 4 posūkius sakė stulpas, prieš 2 posūkius sakė bus stulpas, prieš posūkį pasakė, kad stulpas, tada sakau, matau stulpą. Tada turbūt pamačiau stulpą, neįvertinau kelio dangos posūkyje, paslydo subinė. Šalikelėje, kaip visada, pasitaikė kelmas, kurio nemačiau, nes jis buvo tik tiek išlindęs iš žemės, bet didelis. Šikna trinktelėjom į krūmą ir atstatė tiesiai stulpą. Tai kai įkalėm į stulpą, tada atsisukau į Tomą ir sakau, matau, kad stulpas. Tai va. Kaip automobilis dar važiuoja? Viskas gerai, turi važiuoti. Kelių dalykų reikia, bet aš manau, kad turim važiuoti. Pamatysim. Jeigu pavyks techniškai tvarkyti, nes turim valandą laiko, kol automobilį turim pastatyti į uždarą parką, kitaip startuoti negalėsim. Tai va taip. Einam apžiūrėti automobilį. Tomai, ką darai? Nepatiko spalvos. Keiti spalvą? Bandau. Detailinę. Detailinę, ne? Turim palaikymo komandą, kuri visų 110% pasinėrusi mūsų remontus. Padeda mums. Silipnios juostos, kur visą. Tu turi viską, ką turi išlipnės. Jinai nesugadins. Duok šitą, bus gerai. Jinai lipni, bent jau. Kaip jaučiatės, Rokai? Labai gerai jaučiamės, nepaisant mūsų rezultato, nepaisant klaidų, nepaisant stulpo, jaučiamės labai gerai, nes tikrai semėmės labai daug pastangų, įdedam į tai, kad toliau galėtume važiuoti, nes automobilis, kaip matom, palopytas, dugno apsaugos neturim, negalim staigiai kalti visur, nes pramušim variklį, interkuleris kabo iš savo laikyklų išlūžęs, radiatorius U formos vos nepasidaręs, bet tvirtas radiatorius, turiu pasakyti. Užsilenkia va taip radiatorius, atlenkia, gal palakai. Radiatorius pas mus po smūgio buvo toks, dabar jis toks.
iki tiesaus toli, galėsim prieit parodysiu, bet labai sunku įsijausti į antrą pusę, nes, sakau, kaip pirmam dope padarai klaidą, nu, man sakau, Tomas sako, prieš 2 posūkius, posūkis dešinys 3, stulpas atsargiai. Dar po to, po posūkio, dešinys 3, stulpas. Matau stulpą, sakau aš, matau stulpą, viskas gerai. Nežinau kas, ar mintį pamečiau, ar idėją pamečiau, ar ką. Ant posūkio per vėlai pradėjau sukti posūkį, pasukau staigiau, šiknas sviedėsi į šoną. Kaip visada pasisekė, toj vietoj būtent turėjo būti kelmas didžiulis. Jis, žinoma, iš žemės tik tiek išlindęs, bet užteko. Bet jau plotis toks. Jau kai su galiniu ratu posūkyje kalėm, atsuko tiesiai stulpą. Nespėjom sustot, kalėm į stulpą. Nu, tikrai kalėm į stulpą. Tikrai stipriai. Tai, nu ką, susitvarkėm, turėjom detalių, turėjom diržų, turėjom skremulių, įrankių, visą laiką vežamės, tai, nu, tik labai daug laiko tai atima. Ir tiek. Nežinau, po to sako, varyk toliau. Tai nežinau, nu nėra, bet kam turbūt nebūtų lengva važiuoti po savo klaidų, bet, nu, pagreitėjom vien dope pirmam, sekančiam dar pagreitėjom, dar 2 liko, pagreitėsim ir toliau, viskas bus gerai. Ar jaučiatės jau pilnai atsigavęs po kulverstuko? Jo, kulverstukas buvo dar iki sezono galo. Manau, kad aš visose varžybose važiavau su jo mintimis. Prasidėjus naujam sezonui, ilgas laiko tarpas buvo, tai apie kulverstukas manęs neveikė jau. Jau senai pamirštas reikalas. Ir iki stulpo irgi žiauriai gerai varėm. Tikrai tempas buvo, atsigavom, nes viskas buvo gerai. Tikrai pajaučiau malonumą vėl važiuoti ir tada į stulpo pakalėm. Nu tai dabar vėl važiuoju su stulpo idėjom. Bet šiaip tai labai šauni, turim palaikymo komandą. Sustojom stulpo vietoj, tai padėjo įsitraukti, padėjo atsitraukti, nusistumti žiūrovai. Nu, tiesiog pasakiškai padėjo visom prasmėm ir patarimais. Tai pavyko užsivesti automobilį, pavyko, galvojom, da važiuosim iki finišo ant kelio, tada žiūrėsim, bet tada nutrūko visi dirželiai. Turėjom vėl stot, kol susitvarkėm, sustojom dar prie vienų savo gerbėjų, draugų, kurie irgi padėjo emociškai ir tiesiog, nu, viskas labai gerai susitvarkėm ir ką, atvažiavom į regrupą, palikom automobilį, pavalgėm ir išvažiavom vėl. Tai liko, suvažiavom 2, dabar liko dar 2. Smagu, kai yra tiek daug palaikymo. Taip, mes, sakau, labai jaučiamės tikrai, nu, kai tu atvažiuoji, kali stabdį ir negali iš jo vietos pajudėti vien dėl to, kad variklis neužsiveda, nes radiatorius užspaudęs visus agregatus ir tiesiog neprasukė variklio. Bet Hebra atbėga, sako, viskas bus, nesakysiu kaip, atitraukė, pasižiūrėjom, kad viskas gerai, galim važiuoti toliau, susitvarkėm, dabar remontuoja Laurinas su Tomu mano darbą, kurį biškai pasistengiau, tai automobilis einam pažiūrėsim, kaip atrodo. Automobilis lopytas, izoliacijos kaip priklauso. Aš jį matau. Atlaikys šios varžybos? Turėtų atlaikyti. Radiatorius, gal iš video nelabai matos, bet, nu, ventiliatoriaus vieną neturim. Diržą nuėmėt ar? Jo, nuėmėm. O, mes ten gerai išlaužėm. Tai ten su apsauga. Su apsauga išlupom, ne? Ja. O, nelabai matos. Nu, bet faktas tas, kad iki karterio daug netrūko. Ką radai, Laurinai? Nu, apmetėt apsaugą lupų ir Krenšteinų. Lipa biški diržai, bet atlaikys. Gerai, viskas bus gerai. Tomai, kaip tu jauties po stulpo ir kaip jauties dabar? Tai po stulpo biški. Prieš stulpą labai buvo nervas, po stulpo dingo. Ramu pasidarė. Jo. Dabar, kai grįžau į servisą, vėl biški neramu darosi. Nu, bet kaip nors. Nieko, bet, nu, buvo labai sunku turbūt, neįsijungt, kad vėl reik važiuoti. Jo. Bet kaip nors. Svarbu moteris vietoj. Tai moteris buvo ne vietoj, paskui va, biški meilės čia, moteris atgal į vietą atsistojo. Jo. Viskas kaip priklauso. Tai ką, mes dirbam toliau ir dar 2 suvažiuoti reikia kažkokiu būdu. Tai pasimatysim finiše.
Kas Rokai ratai buvo? Prieš stulpinės pasiekmes. Nu, tai Kelmas? kelmas, nuslydom, kaliam galinių ratų iš šono, atmetė į stulpą. Tai tik dabar turim servisą, kad galėtume pasižiūrėti, pajudino galinį ratą. Aš jau važiuoju ir sakau, kad mes kažkaip po kelią. Nu, neina pavažiuoti, nei dopė, nei ant asfalto. Tai ir negalim važiuoti taip, kaip norėtume, žinai. Tai plius interkuleris kiauras, turim reikalų, čia radom, dėl ko mums neina važiuoti. Spėsit pilnai susitvarkyti automobilį? Turim dar 24 minutės, o jau pusę darbo padaryta, tai manau, kad jo. Labai gerai, turit gerą mechaniką. Mechanikas geriausias. Kelmo pasiekmes. Aš nežinau, ar per kamerą matos. Ar, žodžiu, linkęs daiktas. Įsimalė viduje ratas, o tai va visas daro. Tai pasikoreguosim. Gal pavyks geriau. Pamatysim. Dar reikia išvažiuoti pirmą. Mes turim, kaip matom, Lauris turi darbą. Nu nieko, biškai nesėkmingai kai kuriuose vietose, bet gyvenimiškų pamokų geriau niekur nergaus. Gali kas nori pasakot, gali teorijos kiek nori skaityti, bet kai susidariu su gyvenimu, man atskaifuoju. Negaliu. Bus gerai. Labas, Laurinai. Labas. Kaip įvertinate varžybų metu iškilusias techninės problemas, ar pavyko jas operatyviai spręsti? Problemų buvo daugiau ne dėl to, kad technika nelaikė, o dėl to, kad Rokas padarė šiokią tokią klaidą pirmų greičio ruože, dėl to teko važiuoti į greičio ruožą, jam pasibaigus tvarkyti mašiną vietoje. Tai manau, ganėtinai greitai mes ją sutvarkėm, manau, užtruko kokį pusvalandį. Realiai pastūmėm radiatorius, šiek tiek škyvai palinko, patitiesinom, pakeitėm škyvus, važiuoja, viskas kol kas tvarkoj. Paskui po dar 2 greičio ruožų grįžus į serviso parką. Rokas šiaip skundėsi, kad jį važiavo vos ne kai su BMW. Mašina neklausė, dėl to tikrinom važiuoklę, pamatėm, kad po to smūgio galinė pakaba šiek tiek pažeista, teko patvarkyti. Dėl to pačio smūgio buvo variklio apsauga šiek tiek atsiplėšojus, tai per 2 dopus jas apskritai pametė. Tai manau, mes susirasim kažkur. Dabar liko dar vienas greičio ruožas, tai važiuosim be apsaugos. Tikiuosi, kad daugiau žalos kam nors nepadarys. O šiaip, manau, viskas pakankamai operatyviai susitvarkėm, nebuvo kažkokių didelių sunkumų. Kaip vertinate visą komandos darbą? Šauniai, šiaip visi mes visi operatyviai dirbom, jeigu nebūtinai aš turiu mechaninį darbą atlikti. Ta pati Rokas ar Tomas ar kažko nespėjo, padarom operatyviai, manau, komandiškai. Viskas liks. Ačiū. Iki. Sveikinu sėkmingai užbaigus ralį. Kaip jaučiatės? Kaip emocijos? Pagaliau lauktuvės galim suvalgyti. Jau, tu 2, aš daugiau. Mums visą laiką mus paletina mūsų komanda keksiukais, tai mes eisim smaguriau. Ką žinau, kaip tau, Tomai? Pasakok tu šiandien savo emocijas geriau. Aš tai žinai, čia kiekvieną kartą tą patį galiu pasakyti.
Šiaip viskas pradžiai, baimės buvo, nes pirmą kartą šturmanaut. Pirmas greičio ruožas, kaip išvažiavom, buvo šiaip viskas idealu iki to, kol neužmetė. Realiai. Tai kelmas pasiėmė, o pasako į stulpą. Bet susitvarkėm, važiavom toliau. Buvo čia įvėlę klaidų biškį. Bet... Žinai, kaip sakyčiau, aš tai sakyčiau, kad nėra ką diskutuoti, žinai, apie tas klaidas, bet, mane vis tiek nervuoja, nes, kai pats padarai klaidą, tai esi pats padaręs klaidą. Kalėm į stulpą, aš klausimų neturiu. Viskas aišku. Bet šiaip, biškį naktiniam buvo streso. Buvo ką veikti. Senai važiavom. Nesmėlis. Jo, čia medžių yra. Jų stulpų. Tai va, o šiaip tai viskas kaip ir manau gerai, pasitvarkysim techniką, bus matyti, ką toliau veiks. Šiek tiek palaužėm priekį automobilio, tai pametėm dugno apsaugą. Paskutiniam dope, negalėjom spaust greitai, nes vienoje vietoje šiek tiek daugiau spustelėje kalėm su variklio dugnu į žemę. Tai gerai, kad dar davažiavom, gerai, kad nepramušėm ir tepalų nepaleidom. Tada, negaliu, pavyzdžiui, tiesiog, teko 140, tarkim, laikyti, kai galėčiau dugną atsukti, normaliai įsibėgėtume. Bet, aš negaliu greičiau važiuoti, nes kuo greičiau važiuoju, tuo daugiau duobėse automobilis stabdymo metu ir visur kitur susėsta į žemę. Kai neturim dugno apsaugos, mes negalim važiuoti, nes, reiks naujo variklio. Visokių reikalų yra. Paskui kelio kortelės klaidą įvėlė. Tai, kaip visada, žinomas, mūsų asmeninės bėdos, kad kažkas klaidas daro. Bet, tokios taisyklės ir kitaip nebus, ne taip. O kas atsitiko ir kas jums buvo dėl to? Mum? Tai dar sužinosim, kas mums laukia, bet vėlavom 6 minutės įvažiuoti. Vėlavom. Pagal kelio kortelę tai dar įvažiavom turbūt 15 minučių per anksti. Bet mūsų visa klasė išvažiavus jau buvo kokias, 4 minutės, kol mes negali tai būti, pasikvietėm teisėją. Tai čia viskas gerai, čia viskas, žinai, negerai, Tai važiuokit, sako. Ir išvažiavom. Ir išvažiavom, 6 minutės vėlavom. O kas bus, tas bus, čia vienodai šviečia iš tikrųjų. Tai vis tiek pagal rally 2 važiavom, tai kaip ir įtakos labai neturi daug. Labiau kaip treniruotė buvo šiandien. Jo, viskas gerai, mums su Tomu susidirbti reikėjo ir dar labai ilgai reikės. Nes visada, kuo daugiau dirbi, tuo daugiau gauni. Važiuoti greit negalėjom, nes automobilis neleido šiek tiek važiuoti, nes pramušė, kaldami stulpą, pramušėm interkulerį, dėl to turbina neputė. Daug visokių klausimų yra, po to man atsirado baimė po to stulpo. Viskas susidėjo į vieną, turim rezultatą, finišą, aš manau, kad tai yra svarbiausia. Bet ant galo išgydžiau biškį. Jo, tada jisai, kadangi, jis vis tiek važiuodamas šone mato, kada aš stabdau, kada aš ką darau, kada per anksti, kada per vėlai. Tai jisai mane, sakiau, kad paauklėtų. Tai, žmogelis, visas varžybas atvažiavo tylėdamas. Ten biškį per petį padaužydamas, bet. O galų gale paskui, susirinko patį lengviausią greičio ruožą, kabutėse, visose lenktynėse, ypač naktį. Jis nusprendė, kad jis mane pamokyt nori, kaip reikia važiuoti posūkius. Jis labai gerai iš šono mato, žinai, nes aš ir pats jaučiu tą patį. Tai važiuoju. Skaitė. Tomai, kur važiuot? Galvau, pasimetė iš pradžių. Tomai, kur? Dešinys 4. Apsišviečia lempos, nes iš tokio kalniuko lengvo, net tramplynų nepavadins. Žiūriu, man ten reikia. Kaip Tomas sako, net pagalvot nereikėjo, ką daryti, ne? Ar stabdysies iš anksčiau, ar čia? Čia bėgi, žinai, minti reikia kažką. Viskas idealu. Šiaip idealiausias buvo posūkis. Jo, idealiausias posūkis visose varžybose, tai to džiaugiamės, kad vienas kitą suprantam, ką jam reikia man pasakyti, ką man jam pasakyti, tai viskas yra, aš manau, labai gerai. Faktas tas, kad svarbiausia mes finišė, mums daugiau šiuo metu niekur nereikia. Tomai, kuri tau kėdė buvo patogiausia ir yra šturmano ar vairuotojo? Tai kai važiuoju su BMW, tai važiavau pats, tai visai gerai ir važiuojasi. Su šitu, kažin, ar norėčiau važiuoti pats. Kažkaip labai greitai ten viskas vyksta su šita mašina, tai taip, kad su BMW lėčiau. Tai gal pasėdėsiu šonį. Matai, kai su Subariku, pavyzdžiui, sakau, kad pagal mūsų dabartinį rezultatą mums net su Subariku geriau sekės važiuoti. O šitą mašiną čia net nelyginama su Subariku. Bet, tas įdėjo, kas, iki stulpo pusę dopo nuvažiavom tikrai pasakiškai gerai. Ir posūkiai buvo, ir nebuvo stabdymų. Viskas buvo taip, kaip norėjom, kad būtų.
Tada, žinoma, įvyko tai, kas įvyko, tada plaktuku abiem per smegenis, kad gal mes negalim taip greit važiuoti, gal mes nemokam taip greit važiuoti, gal mes dar kažką, viską mes mokam, viską dar išmoksim, bet emociškai yra labai sunku susitvarkyti su to. Tada prasidėjo automobilio gedimai, tada dirželiai, tada dar kažkas ir turim tokį faktą, kokį turim, bet pamokos auksinės. Tiesiog po stulpo tai teko pasaugoti automobilį, negalėjom važiuoti pilnais. Niekaip, nes galų gale pamesim priekį, nes mūsų interkuleris laikėsi tik ant šlangų. Mūsų vienas su vienu ventiliatoriu važiavom ir tai klausimas, ar jis ten sukas. Šiuo metu turbūt ten nieko nelikė jau dabar. Tada visi agregatai, kurie dirželių suka, nukandžioti, nudaužyti. Bet sukas, o mechanikas sako sukas. Tada atvažiavę į serviso zoną, Laurinas atkalė ten priekį, pataisė, patvarkė. Tomukas ten diržus sutvarkė, nes buvo vėl pradėję mest diržus. Tai nedaug truko, kad būtume iki čia, nedavažiavę iki serviso. Tai turim problemų su automobiliu, kurių patys prisidarėm. Tada rado Laurinas, kad kai sakėm, kad kalėm į kelmą ir kelmas atmetė į stulpą, tai ne tik stulpas nukentėjo ir mašina, bet dar nuo kelmo nukirtėjo galinę važiuoklę. Tai dar galinę važiuoklę Laurinas turėjo sutvarkyti, laikas spaudžia. Tada, varžybos tokios. Daug visko, daug praktikos ir manau... Bet mes vis tiek padarėm savo ir mes vis tiek išvažiavom, man čia yra svarbiausia. Ar mes ką, mes čia, medonų šviečia. Man labiausia patinka, kad mes turim tokią stiprią komandą ir stiprus fanus, apie kuriuos jau minėjau, kiek pagalbos, vien tas emocinis. Tiesiog, tiesiog atėjo paklaus, ar atsitiko kažkas, ar dar kažką tai. Padėt, ko padėt, ką padėt, žinai, ten padės, ką ten padėsi, žinai, iš esmės. Bet, ir to labai pilnai užtenka, nes jeigu tu atvarai kali į medį ir sėdi. Tomas išlipo, atsidarė variklį, kurk, sako, tai kad nesikūrės. Tai kai atsidarė variklį, pamatė, kad viskas ten suspausta į sumuštinį buvo. Tai atitiesinom, dar kažką padarėm, to pasakojo finišą ir pasiekėm, bet gerai, man tai patiko, aš tai kaifuoju. Aš manau, kad būtų kiti nuleidę rankas, bet, Tai mūsų moto yra toksai, kaip Rokiškį važiavom su visais pamestais bėgiais, su 2 likusiais finišavom sunkiausią ir ilgiausią praeitų metų ralį, stiek pas finišavom. Tai čia yra, tikrai labai stipru. Bet kokią kainą pasiekti finišą. Laurinas dabar prieš išvažiuodamas iš serviso paskutinio į naktinį šitą greičio ruožą sakė, man vienodai galite ir su 3 ratais grįžti, sutvarkysim, bet jūs turit patys grįžti. Ar ne taip, Laurinai? Taip ir buvo. Bet tai kaip kitaip, tu niekaip kitaip nepasieksi, niekaip kitaip neišmoksi. Rezultatas ne visada atspindi pastangas. Be klaidų nieko nebus. Taip. Nori važiuoti geriausias, turi vis tiek kažkokius klaidas darysi. Taip. Ir nebus kitaip. Aš tikrai nepergyvenu rezultatas dar kažką, nes čia ten paskutinį pagal bendras išvadas. Arba ten prieš paskutinį. Šiaip kaip sakiau, dopusui važiavo kažką tai 5 poziciją, nespaudžiam. Tai taip, važiavom, bet po to nebevažiavom. O kuo toliau, tuo lėčiau turėjom važiuoti dėl techninių automobilio galimybių. Tai aš sakau apie tai jau po visko. Ir, tai taip, bet ir, pavyzdžiui, tu, Laurinai, ir greitai mūsų stebėjai, lyginant su kitais, tikrai jis nebuvo blogas. Blogas nebuvo, aišku, buvo galima geriau, bet kai žinai, kad negali dėl to, kad nesulaužyt mašinos. Tai... Tai taip, jau ir taip sulaužėm, tai svarbiausia buvo finišo pasiekti. Ir mums daugiau nieko ir nereikia. Mums labai geros pamokos. Kokie jūsų planai toliau? Ruošitės Dakarui ir dalyvausite Lietuvos raliuose? Dakarui tai mes vienareikšmiškai ruošiamės, čia jau vieša paslaptis. Ar gausis ar nesigaus, čia yra kita medalio pusė. Ką veiksim toliau, ar Lietuvoje važiuosime, ar užsienyje važiuosime. O, labai gerai. Labai gerai. Tai va, šiaip iš tikrųjų labai sunku pasakyti, tą sužinosite ateityje realiai. Ir va, pamatysit, kaip mūsų dugno apsauga atvažiuoja. Jeigu taip atvirai pasakius, tai net nežinau, kada pametėm. Šeštas greičio ruožas prieš trampliną, tai 10. Bet jinai tiesiog viskas, mes pervarėm ją viskas ar kaip? Jo, jinai taip gražiai atsikabino, per galą iškrito ir nučiažė į krūmą. Va tokį daiktą pametėm. Nemažas. Tada išlaužėm, ištvirtinimą jau kur ant automobilio rodėm. Tai tokį va nemažą daiktą pametėm. Jo. Tai va, viskas. Tiek, pasimatysim toliau.
Ačiū turim. Kada?